Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu, sveika, hebrytė už kastuvų sniegą kas. Labą. Nusikasiau. Aš tai irgi savaitgalį prisikasiau kaip reikia. Ta prasme, ne aš nusikasiau, sniegą nusikasiau. O aš kaimynus užkasiau. O ką, Ingriduks nieka nekasiai? Aš tai nežinau, tai jūs čia kasat, o ką man? Aš tai jau... A tu pusiai? Užkas kartimą savo. Jin per langą žiūrėjo, kaip gražiai kas. Ne, Ingriduks vis kaitina čiainiką, supranti, su karštu vandeniu ir vis darė tas, žinai, pankiškas tas, žinai, šukuosenas į viršų. Ir su rogutėm leidos nuo kalnių. Nu, hebrytė, va, visus sandėlius ištuštinsim. Kastuvai, rogutės, pardavimai auga kartais. Bet yra, aš mačiau, yra. O maudimukai kaip? Maudimukai. Bus paskui. Maudimukai kaip bus vasarą. Maudimukų reikia. Bus, kai vasarą, kai ateis, kai karščiai duos, tada bus maudimukai paklausoj. Nu tai žinai, vasarą, kada rogės reikia ruošti. Jeketas tai reikia irgi lyst. Nu tai dabar, žinok, ten daugiau tie termo. Frotinė yra šlastukai. Ai, tipo, yra žieminiai maudimukai ir vasariniai maudimukai. Taip. Yra tokie. Žieminiai su kailiuku. Nu, jūs tai lyskite tas eketės, aš ant kranto. Aš tai kažkaip vienus turiu, žinai, be kailiuką. Tai kaip ir moterim yra stringai žieminiai ir vasariniai. Ar rimtai? Kuo skiriasi? Nu, Arūnai, žieminiai yra su vilnoniu siūlu. Su vilnoniu siūlu? Vilnoniu šniurelius, ne? Jo. Nu. Su pukeliais. Ingrida pasiklyda dabar žiūrė, pas ją su vilnonė, ne? Ne. Aš sakau, ką jin ten daro. Nu, aš sakau, nesuprantu, kuičias. Ne, skaitau. Ingrida šiandien filosofė. Ne, aš skaitau. Filosofiškai nusiteikus. Ne, šiaip hebrytė į Lietuvoje, į Šiauliuose, į pasaulį daros tokie dalykai, kad kaip pasakė ES užsienio politikas vadovė Kaja Kalas, tokia estė, premjerė buvusi. Kalas. Sakė, laiks pradėti gerti Tai hebrytę. neteisi, neišgerės nesuprasi, o išgerės to labiau, ne? Čia kaip, Nors į galvą nebeįsi. čia kaip bendras nurodyms visiems. Hebrytė. Taip, todėl, kad pažiūrėk, kaip visi masiškai pradėjo. Ne, tai čia jin šitą iš savo vyrą biznį išmoka, taigi vyrelis biznį Rusijoje ir Europoje, nu. Nu jau tik nepradedam. Kai saka, išgerusiam ten iš vis nėra ko lysti. Ar rimtai? Tai faktas. Reketą turiu omeny. Supranti, moteris supranta, apie ką kalba. Jo, jinai žino, ką sako. Užsienio politikai vadovauja. Jie įsivaizduoja, kaip jie kiekvieną dieną atsikėlė ir sakai, Jėzus Marija. Nepasakė konkrečiai, ką gert. Proseko ar šnapsą kokį. Aš, pažiūrėjau, jai pritariu. Aš dabar irgi rytą, kai atsikeliu, atsidarau internetą naujienas. Nori gerti. Iš karto noris išgerti, kad mažiau kreipdėmėsi. Atsikėlė Trumpas, prirašė savo social trus, prispračylino. Tas kaltas, tas nekaltas, tas apogė, trečias neapogė. Aš tai dabar iš Irano naujienų neišlendu. Tai ten baigėsi, viskas užgniaužė. Rusai su kiniečiais įsikišo, reikalų patvarkė, nutraukė visą streiką. Nepavyko šį kartą. Man atrodo, dar ne viskas, dar ne galas, dar ne pabaiga. Po 40 dienų pagal musulmoniškas tradicijas, kaip jie eina lankyti savo mirusiųjų, sakė, tada gali kilti. Nes visada pas juos tendencija yra protestams kilti vėl. Tai va apie tai. Nu, o man tas yra ansikiliamputė, žinai. Matai, aš draugų turiu iš ten per toli. Ne, matai, Ukrainoje karas gali baigtis, nes iš kur raketos ateina papildomas ir tie visi dalykai. Nu, man tai kažkaip nelabai kitos lempos. Aš tai labai sirgau už tuos protestuotojus, bet... Airians už laisvą žodį ten protestuoja. Už laisvą žodį protestavo. Ir už kultūrą, ne? Ir už kultūrą. Bet kultūros asamblėje ten veikia irgi. Veikia irgi, ten, jie veikia, ta kultūros asamblėje. A ką žiūrėt, jie turi ten Irans tą visuomeninį tai čia pas mum LRT taip pat kaip mulos. Taip. Su skarom sėdi su tais dalykais. Tai matyt visuomeninis transliuotojas tą revoliuciją įpakėlė, kad, Nes visuomeninis transliuotojas užgniaužė revoliuciją. A kada Irans turėjo laisvą žodį? Nu, čia žinokė, ta laisvė kiekvienam skirtingai suprantama yra. Svarbu Lietuvoje nedaryti Iranų. Ai, mes prie savų grįžtam prie savo, ne? Yra ką veikti ir taip. Vakar buvo nuotykis LRT, reiškia, paskelbė LRT iškilmingai viešai visiems, kad nebetransliuos Žemaitaičio. Praėjo porą valandų, sako, ops, nuimam draudimą. Suklydom.
Netyčia užbanino. Ne, tai jie gal biški sumaišė, reikėjo pasakyti, kad nebekalbėsim apie Žemaitaitį. Sakė, nebetransliuos. Bet esmė ta nebelabai ir kviečia į tas laidas, kiek aš Tik pastebėjau. aš neprisimenu, kada Tai kad apie jį labai daug kalba. Kalbi. Tai galėjo sakyti daugiau, bet apie Tai jeigu ne Žemaitaitį LRT nekalbėsim. Žemaitaitis antroje vietoje reitinguose nebūtų. Ne, man tai labai patinka, supranti, kai padaro, pavyzdžiui, laidą per LRT, nesakysiu pavadinimą, bet vienas labai irgi žymus žurnalistas, Kurio negalim kritikuoti. Kaip Voldemortą. Jo, kuris ten, žinai, su tokia pakelta nosim nusifotografavęs vinjetei pirmadieniais vakarai, žinai, kur rodo per LRT. Padarė Kur ant laidą. aukštos taburetės, ne? Jo, padarė laidą. Ai, ta laida, jei ne grybai, ne? Jo. Jei Jei ne grybai ir ne uogos. Ir padaro laidą Kalendorius sausio meluoja. 13, žinai, ten taip toliau pasikviečia. Ir praktiškai daugiau negu pusę laidos prakalba apie Žemaitaitį. Čia yra... Čia tai Tai yra dabar laisvas žodis. Įvykis toks, kad paskelbė netransliuos, po poros valandų jau paskelbė, kad padarėm klaidą ir tada išein Monika direktorė, jis sako, darysim vidinį tyrimą. Nu, kas ten? Ir dar kartą savo kiną nubaus. Tai kas vadovauja LRT? Nu tai, kad ten, kaip suprantu, kas ten nors tas tą Tai daro. žiūrėk, kokie paaiškinimai buvo apie tas, supranti, tylos minutės, tas visas, kaip Monikutė paaiškina, kad, reiškia, tie darbuotojai atsinešė savo mobiliakus, kameras, dar kažką atsineša savo... Viskas, Po darbo, ne? Kaip čia į studiją susinešė savo mikrofonus. Svarbiausia, savo iniciatyvą, susidėję tuos klipukus, susimontavo, po to Ir parodėm savo telikę. Jo, ir savam telikė parodė, nu. Ir sėdi, žinai, mūsų tie parlamentarai ir nežino, ką toliau paklausti. Nu va. Palaukit, dabar klausimų labai smarkiai turiu. Mes čia į tas politikas nubėgom visas, Iranai, ne Iranai, Žemaitaitis. Grįšim, tai va. Audriau. Mes iš tikrųjų pradėjom kaip ir visas žiniasklaidos priemonės nuo Žemaitaičio. Aš galvoju, tai valgom Žemaitaitį šį kartą. Nepalaukit, ką valgom, Audriau. Čia ne ką valgom, Žemaičių blynus. O ką geriam, reikia dabar šiandien klausti. Aš juk sakė, blaivą galvą negali. Mes tradiciškai geriam gyrą visą laiką. O ką užkasim? O užkasim ukrainietiškais bublikais su aguonom ir juodu šokoladu. Žodžiu, šiandien vis tiek dieta, einam. Aš galiu pasakyti, gyra bus stipri. Šokoladinė dieta. Supratom. Kalas bus patenkinta. Jo. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas visiems mąstantiems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. A jum hebrytė nebuvo taip, kad namuose neleido poligoną steigti? Tai kad mums Aš bandžiau, žinok, neleido, namiškai. Sakė, reiktų. Man būtė, žinok, sunkiai įsivaizduoju, kaip aš įsteigčiau čia, gal kas namus turit, va tą... Tai tavo namai su Valkų koridoriui turbūt. Kartą sako, gerai, ateik, pašaudyk. Čia laimės Audrius galva, Arūnai. Pašaudyk. Pasitreniruok. Greituoju būdu. Ta prasme, žydnių prisivalgęs, gali šaudyti. Kad investicijos neveltui nuveito. Bet supranti, kai kurie miesteliam sekas, Kapčiamiešių pasisė, kiek dėmesio? 100 metų. Nu tai, bet tai jie girdė, tai tu pasižiūrėjai, ką Ignots pasiūlė. Aš labai norėčiau, kad ir čia kokį poligoną pradėtų steigti. Jeigu kiekvienai sodybai sakė, duokim po milijoną, po 1,5 milijono, kad žmonės prie Vilniaus nusipirktų namus, nusipirktų Vilniui po kelis butus, išnuomotų ir gerai gyventų. Man atrodo, čia kai kurie Kapčiamiestį specialiai pirkos irgi žinoja, kad poligons bus. Tai jie girdė, tai žinok, aš tai kaip sakant, galvoju. Irgi pirkčiau, ne? Čia Šiaulių kapinių vietoje irgi kažkas karvė į ganyklą pirkos. Tai todėl ir buvo tik vieną savaitę ministrų. Supranti, bet tai rodo, kad yra gerų žmonių tarp tų politikų. Supranti, sako, imk milijoną ir nebetriukšmauk. Sako, tai ką čia mes, tokia valstybė, sako, tai padarykim kažką. O ką, negalim savo leisti? Girdžiat. Padaryti keletą žmonių laimingų. Čia mes juokaujam. Maždaug 13. Prisimenat?
Prisimena tokią ministrę, Aušrinę Armonaitę. Prisimenam, kaip čia neprisiminsi. Jinai buvo dingusi į Afriką. Sakė, jo, Afrikai buvo. Ten kažką ten darė, matyt, skaičiavos Lietuvoje uždirbtas babkės, nes Afrikoje labai patogu skaičiuotis, kiek uždirbai ten. Užlipai ant palmės. Nėra mokesčių inspekcijų, nieka. Dabar, aš kaip supratau, vėl grįžai į Lietuvą, paskelbė, žinokit, įsitverkite stalus į sniegus. Įsitverkite Sakė, dabar turiu idėją ir sieksiu sujungti Lietuvą su Afrika. Sunkiai. Ar Afrika su Lietuva, nesvarbu čia. Aš žinau, ne, kokiu čia būdu. Afrika prijungti prie Lietuvos. Ne, čia sujungs Lietuvos merginą su Zanzibaro berniukais. Vo? Tai jo, Klausyk, gal ir pasisekė Lietuvos merginom. Ne, čia sudėtingos investicijos. Nes bus pokyčiai po pokyčių. Nes jinai nepasakė, kokiais būdais, ta prasme. Nepasakė, kad teritorinį sujungimą pavyzdžiui. Ne, ten kažkokie verslai. Keisim spalvą iš Lietuvos. Apie teritorijas dar nešnek, žinai. Tai prieš daug metų buvo ten. Madagaskaras žadėjo perkelt Lietuvą. Atsarginė Lietuva buvo numatyta. Jo. Bet ten kalb tenais už Sacharios. Afrika, žodžiu, vienu žodžiu, jinai dabar imasi veiklos. Tai tada aišku, kur už Sachario tai Malis, ten tas mūsų tas iš Skampų. Mali. Bet gal ją girdi ir gerai. Mokesčių inspekcijas nėra, nieka nėra, įsteigė savo pinigėlius vartai, niekam mokėti nereikia. Prancūzus iš ten išvarė dabar Armonaitė atėjo. Kai sako, o ką jau, visai neblogai? Armonaitė atėjo ten, kur kinai neatėjo dar Afrikai. Tai reikia užimti vietas, laikų. Tas sugalvoja plikom rankom smėlį barstytą, ne? Gali. Kinai, jeigu ateis, tai jau tada, kai sako, mes nebeteisim. Bet jinai sieks sujungti Lietuvą su Afrika. Man tai kažkokie kosmosai. Aš tiek aukštai neskraidau ir giliai nenardu. Turiu omeny, gal jinai per Wi-Fi sujungs. Ne, čia bus Činga projektas. Tai o ką? Kada pamatysi daugiau berniukų už Sacharą, žinok, kad čia Armonaitės reikalai. Hebryte, mes jau su Taivanu susijungiam, ten milijardinės investicijos kažkur tai dingo. Jo. Ne, jos yra, tik mes nežinom. Tik mes nežinom. Tai dabar jungsime su Afrika. Ir nepajutom jų. Ne. Keletas milijoninių investicijų čia Modane parvažiavo su vienu suneliu, kiek girdėjau, bet čia žinai, nevardinsim. Tai iki Lietuvos, iki Graikijos. Suprantat, Afrikoje yra deimantų kasyklų. Tai ten jos daug vietos tie deimantai neužim. Ne. Tai reiktas kasyklas, taip, kaip sakant, greitai nustatyti ir paimti. Dabar supratau, keis gintarus į deimantus. O geriausi draugai mergaičių Lietuvos yra deimantai. Niekas nepasikeitė. Ne. Tai čia jau, kaip sakant, niekada nepasikeis. Deimantai. Afrikiniai deimantai. Tai tokios, žodžiu, Aušrinė, kaip pavadina tautą ją astronautę Armonaitę, tai ir taip ir yra. Taip, jin jau tęsia savo tą. Tai jos reikalą dabar Askevičius tęsia. Jos kilnų reikalą. Šiauliuose yra jos pasiekėjai. Askevičiaus vietą užims kultūros kaip ten ta asamblėja su laisvu žodžiu. Nebeįdomu. Tai supranti, Armonaitė, tai reikia pateisinti tą vardą, kuris yra suteikts tautos jai, kosmonautė. Tai turi kosminius projektus. Veš iš Afrikos skafandrus. Jo, jinai gali tik orbitas dabar keisti, žinai, ten. Pirmą kosminę, antrą kosminę. Aš nežinau, kaip Šiauliai su kuo jungsis, o su Afrika jungsis, bet... Ne, mesgi sakėm, mes norim tapti, tik tai Grenlandija dabar mumis aplenks, bet šiaip tai mes norėjom 51 valstija būti. Amerikos. Tai aišku. Bet kažkaip mūsų tas žodis dievui jausi neįda. 50. Tai gal mes turim kokių retųjų mineralų? Palauk, taigi sakė, mūsų levitatorius rašys dabar trumpui laišką. Sakė, kreipsis į New Yorko federalinį teismą, apskūs, reiškia, šitą mūsų... Šiaulių meras, ta prasme. Turim geresnės. Devinės gynėjas, tarybos narys Lukošaitis. Taip, kad jis išvaikytų visą teismą, jis kreipsis į Trumpą. Jo, sakė dabar į New Yorko ten federalinį teismą, paskui ten jau toliau. Toliau lieka tik Maskvas. Ir sakė, kad Trumpui laišką rašys kažkokį ten, bet ką rašys ten neskelbė. Man gaila, kad jis su klaidom rašo, va čia problema yra.
Tai čia jokia skirtuma. Dar sakė, Guantanamo girdėjau pagrasina, sakė, sako, Chebrytė, žiūrėkit, Guantanams ten jau paruošsim. Bet jisai Lukošaitis nuteisė jau antroji bylojau. Teisėjai nešė gėlių, teisėjai nepriėmė. Aik to. Nepriėmė teisėja. Ne, kokia nemandagi teisėja. Ne, bet kaip jisai paskelbė taip, kad sako, kadangi teisėja man sumažina 2,5 tūkstančio baudą, tai jisai gėlių nupirka. Tai... Už skirtumą. Už tą skirtumą. Žinok, aš teisėjas vietoj irgi neimčiau tų gėlių. Sakyčiau, girdėt, tai galėjai bent kokį čia burieką nupirkti ar spurgą. Už 2,5 tūkstančio atneš 3 gvazdikus. 2,5 tūkstančio sumažinau tau baudą. Tu ką čia 3 gvazdikus nesugebėjai man nupirkti? Eik tu, žinai, tuoj pakelsiu tau. Panaikinsiu sprendimą, į 2,5 pridėsiu. Ir puokštės pavadino ties gvazdikus, tai yra puokštė. Į dar eini ir gyrės visiems. Čia yra... Matai, Ingrida, gal ne puokštė, gal pokštų pavadino. Nežinau, čia aš nemačiau. Tai gerai, kad tos verkiančios mergaitės nenuvešė dar. Kad ta teisėja, matai, ne tik Lukošaitį teisė, bet teisė ir Merutį korupciniai byloja. Ta pati teisėja. Pakišutė. Tai kai kas laika, kad tai yra spaudims teismui. Tai čia negerai, čia saulę užgesinti Šiauliuose, tai čia yra nusikaltimas. Tas pats, kas elektrą išjungti. Bet to jau... Ne, čia aš taip visiškai pritariu teisėjai. Čia buvo aiškus pasakyti, girdit, vyrai, Chebra, ten žadėjot ten bylą dėl 600 000, tam čia padariau gerą žestą, jūs man čia 3 kvietkas tik tais atnešot. Tai bet, kaip pagalvojau, o gal ten tam popieriui buvo įvyniuota daugiau kažkas? Nemanau. Manau, kad užkasti reikia. Žinant, sakau, nebent koks kebabiuks įvyniuot buvo. Tai taip, tai va, einam to. Einam šokoladą dietas. Einam. RS2. 97 ir 8 FM. Šiaulių radijas. Visada širdį jauniems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Chebrytė, aš siūlau važiuoti į Vilnių, nusifotografuoti mum. Nusifilmuoti normaliai. Pas ką? Tai pirmą tai su premjerė Inga. Pasiimam savo kamerytės, kokias turim viską. Ir žinokit, ką mes ten galėsim ir linkėjimus perduoti viską. Vietai susimontuosim. Ir nueisim į operatorinę. Dabar įdėkit maždaug po 8 kartus per dieną. Nuotrauką su premjerė. Selfie. Nesakė, vietoj savireklamos galima, ne? Kaip ten aiškinama? Vietoj savireklamos galim, vienu žodžiu, viskas. Jo. Ir paskui dar į prezidentūrą ten, ar su visa vyriausybė ten pastovėti šalia juos, ką mumis nufilmuotų. Va tai buvo sausio 13 šiaip. Merutis nuvyka į Vilnių, nusifotkina su Inga, Šiaulių Merutis teisiams už korupcinę tą bylą ten kažkokią. Tai va, nusifotkina su Inga, pasireklamavo, tada Atsiprašau, jūs pakvietė Inga prie Šventoriaus. O paskui, kai buvo pakelims vėliavos prie Seimą, tai stovėjo prezidentas su prezidentienė, premjerė, su ministrais ir už jų ten stovėjo mūsų vienintelis iš Lietuvos meras Šiaulių Visockas. Arūnai, ten vieta Šiauliam atmelsta yra. Supranti, atsistoja taip, kad žino, ką filmuos prezidentas su premjerė, ten jisai irgi atsistoja, toks žinai. Tai išmano viešuosius ryšius. Čia, kai sako, užuomina. Ir jam niekas nieko nekainavo, Šiauliam pinigų sutaupė. Čia užuomina teisėjai, žiūrėk, ateisi, žmogus šalia vadų stovi. Aukščiausiam lygmenį. Jie mano bendrininkai, teisk ir juos. Suprantate, įgėduoja visi tą giesmę tautišką, žinai, bet Meručia lūpas labai sunkiai judėjo. Gal žodžių nežinau, gal šalta buvo, nežinau. Ne, jisai mintyse gėduoja. Virpa nosis, dreba lūpos, byra ašaros kaip pupos. Teisingai pasakei, viešuosius ryšius išmana žmogus. Žino, kur atsistot, kaip nusifilmuoti. Už kurios kupros, neteisingos. Tai iš kitos pusės, jeigu nežinotų ir merų nebūtų. Taip, supranti, yra 3 vadovai valstybės.
Prezident, Seimo pirmininkas ir premjeras, ne Lietuvoje. Nu jo. Ir Šiaulių meras Ir dar. Šiaulių meras ketvirtas. Nu, Nes, sugadina šventąją trejybę. Nu va, tai aš norėjau sakyti irgi. norėjau. Nu, tai yra šiek tiek antikonstitucinis mano pasakymas. Nu, žinokit, čia jis duoda užuominą, kad ateis laiks, aš stovėsiu ten priekyje. Kur reikės. Aš esu tas kitas, sekantis. Taip, taip. Nu, ten, Aš stovėsiu teisėjai įėjus į teismo posėdžių salę. nu jo, tik tai va, kai įrašus paskelbs teismas, tada bus aiškiau. Nu, tik, ai, 21. Tai, Ai, hebra, teisingai, matėt, klausysimės ant Facebook'e televizorių. yra Facebook'e susikūrus naują grupę. Kaip tenai, vaikštome per Šiaulius, ar ne? Liktais Rimtai? Pirmą kartą girdžiu. Kur jie Ne, vaikšto ne, ir ką vaikšto apie ką? Ai dabar jau per Šiaulius Vaikštome per Šiaulius Ta ir jie... prasme, trypia man galvų. Jo, ir sakė, ir ten dabar mačiau paskutiniai tie postai buvo, kad 21 dieną nepalikime Ručia vieną. O Jėzus Marija. Nepalikime Ručia vieną, visi renkamės į teismo salę. pasiklausyti. Nu tai reikia palaikyti žmogų, įgarsins jo įrašus. Kad liūdno nebūtų. Ne, nu tai žinai, reikia palaikyti. Bijau, kas O susirgs. bilietai kiek kainuos? Nemokamai. Aš kaip supratau iš to postą, vienu žodžiu, kad reikalingas choras, žinai, čia bus, nu, žinai, kaip chorų ten tie perai. A, čia kaip graikų tragedijose. No. Du solistai ir Aš turiu choras. pasiūlymą, Naručiui. Nu. Nuvažiuoti į Vilnių, Naručio viešbutį, yra balkoniuks ten, tą aikštę. Nu. Iš to balkoniuką, va. Tai palauk, vasario 16 taip ir padarys. Išstums ten vieną etatinį ir tada Ten užims jo šalia vietą. signatarų rūmai yra. Ten paprašiau. Visai. Tai būtent tą pačią pastatę. Tai va, žodžiu, sausio 21, nepamirškit, neprisimenu, tai kokią 9 valandą. Nelabai jau žiūrėjom tas valandas mes ten. Nežinau, bet turėtų būti įdomu. Jo, Su tai 3 gvazdikais. Čia va, einam Ir kebabų, arba čia burėkų. prie rimtesnių temų einam. Va. Vat pasirodo, vat kažkuriam rajone čia Kėdainių jo. Nugriovė tiltą per plentą, į gyventojai neturi kaip dabar važiuoti. Turi. Statysim, sako, kitais metais. Ai, rudenį nugriovė, o sakė, pradės statyti tik pavasarį. Tai, nu, tai ta prasme. Padarė plaustą, panteoną ten tą, ne? Nesakė, turim pastatyti iki rudens, kitaip nespėsim, reikia nugriauti. Reiškia, Nu, tai iki šio rudens, Ne, aš iki rugsėjo nesuprantu, pirmos ko jie atėjo piktinas sutvarkyti. dabar. Upė užšalus, pusnis virš upės, tai džiaukitės. Nu tai dabar tiesiai gali rogutėm. vaikščioti, Nu, aišku, taip. tai kokias problemas. Nu, 10 Per upę km sau, tai taip. sveikatingumo tikslai. Gali bet ne tik tai- vaikščioti, gali plaukti, iškertam krantuose eketės. Aš sakau, sveikatingumo tikslais. Nu. Čia Yra viskas pešiųjų padaryta. tilts, ten viskas tvarkoj. O jeigu nori važiuoti, važiuok per Vilainius, ten 15 km. aplinkui, va. Nu tai va, čia tie važinėjimai tokie. Nu tai labai Kai gerai, dabar, nu, tai tai pamatyk. faktas čia yra priversti Keliauk po vaikščioti Lietuvą savo sportuot. gimtą kraštą. kažkom. Sportuoti. Yra dar tarptautinių naujienų. Va, pasirodo, Tenerifei į lėktuvą 80 metais vyrs bandė į lėktuvą keliauti su mirusią žmoną savo. Nu, Rimtai. Nu čia dar taip sugalvok. Nu, supranti, vežimėlis atsistūmė ten, nu, Ai, vežimėlį. Nu, mirusią žmoną. Galvoju, žinai. tai kaip ją atsinešti. Nu, atmirė kažkaip žmogus, sako, nu ką aš čia dabar vargsiu, Tenerifei reikia namo parskristi ir Bilietai taip pat Nu, jau tai, yra. žinai, kūną, tai pargabenti ten kainuoja labai brangiai. Nu, tai tai va, pats, ką nu. pigiau įsikelti. Taip, čia toks liūdnas įvykis, bet, nu, vad būna visokių Ai, nuotykių. apie tarptautinės Žmogus dar- išradingas, iš Irgi tikrųjų. naujienas, matėt, Šiauliuose jau yra halal market atsidarė. Kas to? Halal. Kur, palaukit, praleidau. Halil ar halal? Ne, ne, Halal. halal. Tinkamas. Jo. O kur Pašventintas. marketas halala yra? Yra Taip, prie taip. tuos... Tilžės pramonės Ja. gatvės sankryžai buvo žirnelis, o dabar O dabar yra vietoj halal žirnelio. market. Ai, tai tai tenai ten gera mėsa bus išvažiuojant iš tada. Šiaulių. Čia Nu ta taip, prasme. pramonės sankryža. Nu kur va, yra. tai- Tilžės pramonės sankryža. Ten Pasirodo, prieš užmušant galvijuką jam maldelę sukalbama. pasirodo tarptautinė Nuleidžiamas kraujas. investicija, o Ir mes kraujas nieko nežinom. nuleidžiamas. Nu va, tau ir vežės vat rezultatai. Geležinkelė. Taip. Atvežė investicijas. Iki- Pirmas marketas.
Nu tai va, o bet tai girdi. Jeigu tai neklystu. Vietoje žirniuką, tai reiškia žirniuką jau nukalė. Ne, tai žirniuks ten toks ir buvo, žinai. Pavydė. Nu, tai va. Nusiridena žirniuks. Tai va, girdi, investicijas, kad būt šalia atsidarė, o dabar vieną, kaip sakant, Lietuvos vieną ten panaikina. šalia 9 rūbų atsidarė. Tu ten Tai buvo žinau, kad kažkokia buitinė šiauliuose dar technika. ir naują paminklą pastatė, nieks nematė. Indų Ne. restoranas Nematė, atsidaręs yra, ne viena didžiulį investicija. paminklą. Nu. Ai, nu Mers jo, pavydės yra. prie naują Eurodžymą. Ir Ten toks, panašiai toks stiklinis, ten pasižiūrėkit, pamatysit. Palaukit, Ale rimtai? Kurioje čia vietoje? Eurodžymą pasižiūrėkit, pamatysit. Aš mačiau Vienu žodžiu, Facebook'e. iš Šiaulius plūst tarptautinės Nu čia dabar, kai investicijas. klausaus aplinkui, tai čia indų ohoho. restoranas atsidarė, tų plovo atsidarė. Nu, klausyk. Nu ten skanu. Ai, vietoj degalinės, ne? Kokios degalinės? Prekybiečių restoraną atsidarė, plovo restoranas. Nu, Prašau, vienu Omar. žodžiu. Hebra, jūs tik nejaučiat, kaip ta vežė mums svarbi. Svarbi, Kiek Šiauliai naudos auga. duod jinai, jūs Ja. jau dabar Jinai suprasit. stovi, o investicijos važiuoja. Supranti, aš tau Važiuoja. galiu pasakyti pagal tuos visus užsienio investuotojus. Hebra, varta katalogą Lietuvos miestų jis įžiūri. Šiauliai. Vežė yra, vežės nėra. Vežė yra, o vežė yra, viskas čia investuojam. Šiauliai. Bet kai jie važiuot negalim. Bet. Nesvarbu, jinai Nesvarbu, stovi. svarbu, kad yra. Svarbu, Jau nuo kad tos yra. minties jau O gerai. jie tebestovi dar vis. Taip, O investicijos perspektyva. važiuoja. Taip. Jinai nedirba, investicijos važiuoja. Lėkiam per pertraukėlę paminklą žiūrėti. Einam. 97,8 FM. Šiaulių radijas. RS2. RS2. Visada žingeidiems. Paprastų šiauliečių paplėpėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu, blemba, skanus to šokoladas. Nu, tai yra nebloga. Geras, stipriau. Nes kai Aš sakė, noriu, Hebrytę patikslinti, atsidariau. Šiaulių komiteto asamblėje vaikštome per Šiaulius. Va taip vadinam. nu toliau ten dar pareklamuokim biškai. Postas yra toksai jų įdėtas. Šiaulių komiteto asamblėje vaikštome per Šiaulius, sukūrė renginį. Principo politika. Pašnekesiai ant Šventoriaus. Renginio adresas Dvaro 83 Šiauliai, sausio 21 dieną. Čia teismas A, čia Meručio bus. ane? Taip. Nes konspiracija Meručio tai buvo, ant Šventoriaus eidavo kalbėtis. Nu, prie tūliukų Vienu dar. žodžiu, 21 imam popkornų ir varom į renginį. Mažų mažiausiai. Bet čia nemokamas Ant renginys. Šventoriaus kabutėse ar be? Be. Tai Tai Hebrytė jau vadinasi jau ir teismo šventa vieta. Šventorius. visada buvo. Tai aš supratau, kad Hebrytė kviečia į mero teismo posėdį, ten, Nu, aš kur kaip suprantu, garso jo. įrašai bus paleisti. Jo. ne? O kas daugiau koncertuos be mero? Nu, Nu, kas ten žino? Tai Nu, ten jau antraeiliai tie svarbiausia. Čia bus stand-upas atsistos. Man tik svarbiausia, kad žinai, ar kaip tikram koncerte leis pakartojimus ar ne. Pavyzdžiui, jeigu žinai Bisus. Ai, kažkoks... bis. Įsivaizduoju, žinai, kiek ten, grupė groja ten kokį, žinai, 10-12 gabalų ir vienas kažkuris labai geras. Pakartot. Ir tada visi pakartoti. Tada dar Bet kartą žinok, paleist. ne visi atlikėjai kartoj. Tai Nu, čia tai va, gali būti, sakau, kad leis, ar ne? nepakartojama. Nu, ar leis ar ne kažkaip. Nu, va, įdomu čia bus. Bet, nu, šaunuolė Hebrytė kažkokia atsirado, matai, komitetą jo. įkūrė ant Bet tikrai Šventoriaus. Šiauliuose gyvenims vyksta, ne? Šou nesibaigė. Investicijos tarptautinės didžiulės. Šitą korupcinę bylą taip ramiai nepraeis, aš taip įtariu. Principas. Tai va. Čia taip jo, principas. Pašnekesiai ant Šventoriaus. Tai įdomu, Amers pas Trumpą su Lukošaičiu gal kreipsis kartu, Ne, kolektyvinį. nežinau, pareiškė. man atrodo, kad Lukošaitis aplenks merą, jis pirms bus. Tai pirmas paskelbėm. Ne, tai Lukošaitis žvalgybą darys, viskas aišku, ten Supranti, New Yorko federalinį teismą dar reikia ir nuskristi, žinai, bilietas tai vis tiek ne 5 eurai. Ne, kainuoja. tai pasiskolė, Žemaitaitis Nu, bilietą šimtas. dar turi, nu. Na, Na, ja. Nu,
reikia prisidirbti kažką, kad patektum į tą New Yorko teismą. Nu tai va. Jis pavoks pakeliu, ką nors. Svarbu, kad nepakliūtų į ten migracijos pareigūną, išspirsi iki teismą nedaėjus. Jaisis, o paskui kaip bus? Hebrita, čia rimti reikalai, bet yra dar rimtesnių. Vat, kaip į Grenlandiją žiūrit jūs? Mes Palankiai. Teigiamai. Aš žiūrėt Gaublį, kur yra ta Grenlandija. Toli nuo Lietuvos. O tu žinai, kokia sostinė? Žinau, Šiauliai. Ne, labai pavadinims toks kietas. Nukas. Norėjau sakyti nuo Akšotas. Tai va, elementari Kopenhaga. Dabar ta Europos Sąjungos Kopenhaga pataisybė, jo. Užsienio ta politikos, ta Kaja Kalas, reiškia, kur siūlė visiems jau pradėti gerti. Įkalti. Viena iš priežasčių yra Grenlandija. Viskas su Grenlandijos ledukais. Tai dabar pasirodo, kad, reiškia, siūsim, Europos Sąjunga siūs savo karius ten Vokietiją į tą Grenlandiją saugot nuo Amerikos. Ne, tai ten daug labai, sakė, ir švedai, ir suomiai ten. Tai vadinas, ne 2 šunų kinkiniai, o 3 šunų kinkiniai saugot. Bet ten skaičius, kaip paskelbė, tai jokingi tie skaičiai. Esmė neskaičius, o po smūgis. Ne ūgis, o smūgis. Va, Lietuva, žinokit, skaičiau, Budrys užsienio mūsų užsienio reikalų Kaja Kalas, reiškia, irgi sakė, svarstysim, gal ir Lietuvą siūsim ten į Grenlandiją. Diplomatinė atstovybė įsteigs. Ieškoti pamestų Amerikos bazių, ten tų Amerikos bazių buvo daugybė. Tai Grenlandijai, tik tai jos buvo po 90 metų apleistos. Aš siūlau kurti asamblėją už Grenlandiją. Nesvarbu, girdi, nuvažiuos, paims generatoriaus mygtuką, paspaus ir užsikurs tos bazės. Bet toj Grenlandijai man namai patinka, tokie gražus, gražiai nudažyti. Jo, pakelti. Jo, karkasiniai. Pasakyčiau, firma, kuris stato. Tai bet smagu pagyventi, ne? Grenlandijai. Man tai dabar niekaip neaišku, ar ta Amerika pirks tą Grenlandiją, ar jie parsiduos Amerikai. Jau nesakė, jau viskas patvirtino, kad neparsiduoda. Ar liks tik tai karą būdų ten? Jaučiu, Grenlandijos laukia Bastilijos likimas. Ką žin, baigtų. Matot, kad pagal Amerikos visą tvarką, kad tik senatas gali užgrobti valstybės, Trumpas negali. Supranti, yra didžiulė problema. Trumpas gali, ką nori užgrobti. Aš galiu pasakyti, svarbiausia nebūti labai guopšiu. Pavyzdžiui, ne? Jeigu man kaip Monikitai, pavyzdžiui, sakytum, žiūrėk, mes tau šie metam duodam 88 milijonus. Aš sakyčiau, tai jūs man ir šiem ir visam likusiam gyvenimui, ačiū, duokit, pasiimkit tą. Susitvarkysiu. Jo, aš jau kaip nors tenai, nebeprašyčiau dar kartą kitiem metam. Amerikoje yra precedenta teisė. Tai va, Aliaska nusipirka už 7 milijonus, tai Grenlandija... Infliacija per tiek metų. Tai netų reikšmės, bet vis tiek precedenta teisė. Tai jau buvo paskaičiavę, kad 700-800 milijardų. 800 milijardų. Tarp 7-800. Tai dar kartą pasiskolins, ten nieko baisaus skolą padidins Ameriką. Nieko tokie, Trumpas nuvažiuos į dar vieną bankomatą ir viskas. Las Vegasą biškį. Vienam bankomate gal neišeis tiek išsigryninti, bet jo. Nebūtinai, dar vieną kriptovaliutą vienai dienai ir viskas bus gerai. Ir tu ir tuos pinigus į nusiperka. Aišku. Bus Grenland Mar-a-Lago. Tarp kitko apie kriptovaliutas skaitėt, kad labai daug išvalė. Jo, kad jau... Ką išvalė? Kriptovaliutininkų. Dingo. Išregistravo ir dingo labai daug. Lietuvoje? Ne, tik Lietuvoje. Visam pasaulyje. Taip. Negali. Deja, čia tos, kurios ne Trumpo. Tai tavęs dar nepalėtė. Ne Trumpo visus valė. Ir čia sako 88 milijonai, aš tiek nesuskaičiuočiau. Jų matai, labai daug tų kriptovaliutų jau buvo, čia prikūrė vos ne kiekvienas, neužnai pradėjo. Kas norėjo, tas įkūrė, ne? Tu turi šaiką, kaip Šiauliuose, pavyzdžiui, Bahūrai paėmė valdžią, pavyzdžiui, komitetą, ne tas. Ir įsteigs savo kriptovaliutą. Vaikštame už Šiaulius, bet atsirado kita hebra, kuri nori per Šiaulius vaikščioti. Tai dabar dvi valiutas, kaip sako, kaposis tarpusavį. Bet šiaip tą hebrytę sveikinu, tą, kurie sukūrė tą paskirą, vaikštome per Šiaulius. Laikinė, nesakai, Laikinu. Užskaitau.
Nu, Audrius čia irgi spauda ištisai jau laikint. Pavarga pirštai jau be laikinant. Nu. Gerai, Hebrytė, ten išsiskyrė Nikolė Kidman su Keitu Urbanu kažkokia, buvo tau. Vien aktorė, kad smusiu. Dabar šiais laikais viešieji ryšiai sako, neišsiskyrė, o perėjo į kitą naują gyvenimo etapą. Bet jie po daug metų jau. Žiūrėkit, einam mes tos geros, yra dar šokoladą, aš dar žiūrėkit, gal ir kokį kebabiuką surasiu, gal pačirškinsim greituoju būdu. Einam, gerai, viskas patylėsim. Susirenkam kitą kartą ant Šventoriaus. Nu, tai būtinai. O čia kas ne mūsų Šventorius, čia mūsų Šventorius. Ne, čia mūsų transliacija ne nuo Talšos, o nuo Šventoriaus. Vaikštojame per Šventorių. Ir susirenkat, bet telefono ateinat, ta prasme. Viską padaryti. Bet mikrofonus turi. Jo, pagal laikrodžio rodiklę vaikštot aplink katedrą. Su 3 gvazdikais rankose. O aš privažiuosiu su dviračiu. Taip. Per tokį sniegą. Nieko stengsiuosi. Einam. Ate. 97,8 FM. Čia Šiaulių radijas. RS2. RS2. Kartais liūdniems.